ar seniau reikėjo eiti į mokyklą? Dabar sunku įsivaizduoti, kad seniau, norint mokytis lietuvių kalbą, reikėjo lankyti slaptąją mokyklą. Taip atrodė tokia mokykla daugiau kaip prieš 100 metų. Prieš pradedama pamoką, mokytoja, kurią vadindavo daraktorė, pirmiausia paskiria kelis vaikus saugoti mokyklą nuo nekviestų svečių, Rusijos žandarų ar jų šnipų. Ji vaikus skaityti moko slebizavojimo būdu. Tai kad būtų aiškiau, kaip mes ką kartą esam jau mokėsi, pakartosim. Taigi visi kartu susikaupėte ir B, ir A, B, B, E, D, B, I, B, B, O, B, B, U, B, G, A, G, G, E, G, G, I, G, G, O, G, G, U, G. Tai buvo įprastas vaizdas carinės Rusijos okupuotoje Lietuvoje. Tarpukario mokyklos jau buvo kitokios. Juose stovėjo mokykliniai suolai, lenta kabėjo žemėlapiai, portretai. Į pamokas vaikus sukviesdavo mokytoja skambindama varpeliu. Pradžios mokyklose vaikai mokėsi darbelių, susipažindavo su tuometinės technikos naujovėmis, rašomąja mašinėle, radio aparatu, telefonu. Dabar visą tai pakeičia kompiuteriai.